Šverino pilis, dar vadinama Šiaurės Noišvanšteinu, pastatyta XIX amžiuje, buvo Meklenburgo Šverino didžiųjų hercogų rezidencija. Tai neorenesansinė pilis Vokietijoje, Meklenburgo Pomeranijos žemėje Šverine. Pilį gaubė ištaigingi neorenesanso stiliaus fasadai, bokštai ir bokšteliai, dantytos sienos išpuoštos skulptūromis. Nemažiau puošnus pilies interjeras, jame yra daugiau nei 80 menių. Pasigrožėti galima ir parkų, čia yra kanalai, figūrinės augalų kompozicijos, gėlynai. Šiandien pilis kaip muziejus, šalia pilies yra Šverino senamiestis su puošniais namais pastatytais per pastaruosius šimtmečius. Atskiroje saloje vidury ežero įsidėsčiusi Šverino pilį supa ramūs vandenys ir tankūs miškai, todėl ji buvo tapusi didžiųjų kunigaikščių mėgiama poilsio ir atsipalaidavimo vieta. Nuo tada ji buvo naudojama kaip mokytojų koledžas, muziejus ir net ligoninė. Kiekvienas pailsėjęs tokioje vietoje neabejotinai pasijustų geriau. Šiandien pilyje veikia muziejus ir Meklenburgo Pomeranijos žemės parlamento vyriausybės rūmai. Pasivaikščiosime po jos apylinkės, kuriuose plyti vienas įspūdingiausių barokinių sodų Šiaurės Vokietijoje. Pereisime nuostabiasias pilies sales, kuriuose galėsime grožėtis paveikslais, medžioklės ginklais, porceliano ir sidabro dirbiniais. Jei nusišypsos laimė, gal net išvysime vietinį vaiduoklį. Šverino pilis, 19 amžiaus. Atrodo įspūdingai. Biški fasadą restauruoja. Super gražu. Eisim aplink ją, o ten tolumoje yra visas sodas didžiausias tos pilies. Lygiai 11. Pilis turi nepakartojamo grožio sodą su muzikiniam natom. Dar tokio nesimačius. Ten yra fontanas, nes mato dabar. Milžiniški laiptai. Ir Artūras. Čia yra kaštonas, bet tai tokio dydžio jisai. Kamienas storas. Iš tų senų laikų, reiškia, užaugęs. Sodas čia toliau tęsiasi. Su tokiu panorama tokia gera. Šitos pilies sodas, tiksliau parkelis. Wow. Eisim apžiūrėti iš čia pačios, kaip atrodo. Įdomiai pasodinta. Nenerti. Laiptai. Čia botanikos sodas. Pilna įvairiausių augalų.
kuriem patinka saulė, nes čia tikrai labai šviesu ir apšviesta. Ir fontanas, kurį norėjau parodyti. Taip, šitas fontanas. Pilnas pinigų. Ar šaltas. Ar šaltas. Ranka taps karališka. Tikiuosi. Atliekame apžiūrą laukinio vidinio kiemo pilies. Čia yra daugybė įvairiausių augalų. Kokie pilies augalai. Įvairiausių grožio. O šitos gėlytės žiauriai gražios. O, stalas. Kažkas ruošiasi pietauti. Nu va, gėlės apžiūrėtos. Labai labai karališkos. Artūras yra vietinis. Pronukis. Ne veltui yra kinga. Dar nepripažintas, žinai, šitoj dokumentas tvarkysi. Ne veltui Artūras, nes yra kinga Artūr. Tada. Štai, tenai yra kažkokie bunkeriai. Požeminiai. Vieną kambarį paveldėjau tarp akmenų. Arta paveldėjo vieną kambariuką. Eis aprodyti, kaip atrodo. Ir pamatysime visi. Čia truputį tamsu. Kaip tie kambariukai. Jaukus. Iš nugaros nuostabus vaizdas. Nu va, vaizdelis. Laivas plaukia. Tikrai iš daug akmenų padaryta. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Viskas čia. Įspūdingai. Čia matyt visi akmenys, kuriuos nepanaudojo pilies statyboje. Mano spėjimas. Aš tikrai nežinau. O, ten yra slaptos durys. Gal kaip nors veisi? Ką? Bandom įeiti gal pro duris. Arti pabelsk. Nu ką, Artūro bandymai susibraukti vidų. Not open. Nobody Closed. home. Nelaukia giminių visiškai. Deja. Šįkart King Artūras nepateko į savo rūmus. Žiūrim įdomų medį šalia pilies. Panašus į bonsai medžiuką. Tas senas ir mažas ir įdomus kamienų. Čia yra Kingo biloba. Jis toksai. Kingo biloba. Aha. 1860. Senas medis. Valdžia. Dar vienas įdomus medis šalia pilies. Prieš 150 metų. Taip. Žiūrėkit, kokios šakos. Galingas. Nu, mums čia taip gerai nesimato, bet va, jeigu apšviečia saulė, matyti šakų tekstūrą. Žiūrim, ką čia turim. Bus gražus tunelis. O, kaip fainai. Tas kaip love tunnel. Padarytas. Eina savo. Romantiškai. Atskirais išėjimais. O, ten tolimoje kitas tunelis. Eina savo. Kaip fainai. Esame ant tiltelio, kuris lygiai taip pat sukasi kaip ir Klaipėdoje.
pasukamas tiltelis, nes šiaip su vokiečiai buvo Klaipėda. Pagrindinis įėjimas. Nu ką, atėjom į muziejų. Wow. Iš vidaus. Kaip gražiai atrodo. Matosi karaliaus kėdė. Artūrai. Suvenyrų tikriausiai nemokamai. Geras. Tai ką, čia viską gal galim pasiimti? Ar čia reiks susimokėti? Nežinau. Išėjim iš rūmų. Įveikiam šią pilį. Ok, viskas, šiandieną baigiam ekspediciją. Išeinam. Švernopilės istorija. Prašau, pasiskaitykite. Jeigu kažko nepasakiau, viskas čia parašyta. Plius minus.